Rinkimų agitacija. Kalbės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatas į Seimą Valdas Pileckas. Jau 23 metus dirbu švietimo sistemoje. Dirbau ir švietimo skyriaus inspektoriumi, ir Jono Totoraičio vidurinės mokyklos bei Marijonų gimnazijos direktoriumi, dabar Sūduvos gimnazijos mokytojas. Nuo sąjūdžio laikų aktyviai dalyvauju visuomeninėme gyvenime. Jau antrą kartą, gavęs marijampoliečių pasitikėjimą, dirbu Marijampolės savivaldybės taryboje. Todėl žinau, ką jaučia ir kuo gyvena marijampoliečiai, mano krašto žmonės. Brangus marijampoliečiai, artėja svarbi diena. Vasario 13-ąją Marijampolėje vyks Seimo nario rinkimai. Siekiu atstovauti jums, todėl prašau jūsų palaikymų. Nuoširdžiai viliuosi, kad balsavimo biuletenyje pažymėsite mano pavardę, tuo išreikšdami pritarimą toms svarbiausioms vertybėms, kuriomis tikiu aš ir kuriomis tikite jūs – sąžiningumui, darbštumui, padorumui. Jei jūsų valia būsiu išrinktas į Seimą, tvirtai prižadu, sąžiningai dirbsiu jums, Lietuvai, mūsų mielam miestui, Marijampoliai. Rinkiminė agitacija bus apmokėta iš savarankiško rinkimų kampanijos dalyvio Valdo Pilecko rinkiminė